Tai apie žmogaus pasisavinimą, žmogaus kaip čia pasakyti, mes norime, kad nuo mūsų priklausytų visi aplinkiniai. Ir kaip tarsi norėdami gero, arba mes žinodami, kaip turi būti ir kaip yra gerai, kenkiam vieni kitiems. Ir žinoma apie egoizmą, apie visus geruosius tuos žmogiškus bruožus, kurių mes visi turim, kuriuos slepiam. Ir kaip kartais mūsų rūpestis, kaip žiauriai išvirsta. Šeimos istorija. Aš kuriu Megės vaidmenį, tai yra mama, dukros mama, kuri, nenoriu čia atskleisti visko, kuri žino, kaip dukra turi gyventi, kuriai patogu, kad jinai šalia, kur aš manau, kad labai egoistė aš būsiu. Man patinka tas pasakymas senas apie vaidmenis, kad mes visi turim visą sieną, visą lentyną, visur stalčiukų ir tu juos tiesiog atidarinėjai tuos, kurie reikalingi vaidmeniui. Tai visas gerasias savybės aš bandau. Aš turėsiu 2 partnerės. Su Kamile mes dar ir vienam Grimo kambary. Tai mes kaip ir savos. Aiste, aš dabar tik tai susipažįstam. Ieškom. Dabar tas ieškojimo etapas. Ieškom. Būsim negailestingos viena kitai, manau. Mano nuomonė, žiūrovai turi pamatyti, tie, kurie nori, pamatyti visus spektaklius. Ir tada susidaryti savo nuomonę. Megė primena arbūzą. Kieta išorėje, viduje daug minkštimo, bet raudonos spalvos, kai gerai prinokęs būna arbūzas, ir su kauliukais, kurių daugiausiai žmonės nevalgo.